1909 metais Amerikos socialistų partija, jų moterų flangas, surengė pirmasis tokia kaip šventė moterų solidarumo. Tai įkvėpė vokiečių marksistės, kurios 1910 metais dalyvavo internacionale moterų socialisčių. Ir jos pasiūlė tai daryti kaip visuotinę šventę, tarptautinę moterų solidarumo šventę. Ir jau kitais metais tos šventės prasidėjo. 1922 Vladimiras Leninas paskelbė kovo 8 specifiškai kaip šios šventės datą. Ir tik tai iki 77 jie švenčia daugiau socialistinės, komunistinės šalis. Iki kovo 77-aisiais Jungtinės tautos ją papromautina ir paskelbė kaip viso pasaulio tarptautinė moterų solidarumo diena. Taigi mes čia, Eitynėse Vilniuje, klausinėsim už ką, dėl ko ir kaip. Važiuojam. Nice. Šiaip yra žiauru, kad čia moterų diena ir roką šneka. Bet aš filmuoju, tai žinot, aš reprezentuoju kitokias moteris. Ne ką blogesnės moteris, bet... Išgirsti mūsų balsus! Laikas pramušti ledus! Vos nenusineška. Alė, labą dieną. Reikalaujant lygių teisių ir dar tą pačiu bandom turbūt prisiminti, pasididžiuoti ir pasidžiaugti tomis, kurios iškovojo jau nemažai teisių moterim. Tai tokia svarbi žinutė. Dvi turbūt, vieną pasidžiaugti, o kitą primint, kad dar yra daug problemų. Moteris lygybės trokšta! Kokia to mėgstamiausia Lietuvos istorijos moteris? Vėra Šleivytė. Ką tik nusipirkau iš Kupiškio etnografijos muziejaus Vėros Šleivytės foto tą albumą. Buvo beprotas, bet jis labai fan. Labai aš irgi. Čia kairiųjų kanalas, ta prasme, mažai žmonių žiūrės. Kodėl čia atėjai? Matai, aš dirbu organizacijoje, kur su lyčių lygybė dirbam, tai, ir pati man buvo priskirta lyties gimus moteris, tai žinai, tai nelygybė visą gyvenimą lydėjo. Yeah. I'm here because I'm a feminist, obviously, and I'm really dissatisfied with quality of women life here today, in our area, so I came here to show my support and show my dedication to ideal feminism. Tikriausiai atsiras žmonių, kurie galvoja, kad mes jau gyvenam lygioje visuomenėje, moteris gali balsuoti, ko dar reikia, tai kokių teisių trūksta moterims Lietuvoje. Tai visų pirma, gal pradėkim nuo tų faktų, kad, pavyzdžiui, 24 metais 14 moterų buvo nužudytos savo intymių partnerių, smurto mastai yra žiauriai dideli, tai galim iš to suprasti, kad šiaip moteris yra nužmogintas objektas, kad mažiau žmogiškumo turintis iš esmės, nes galima priekabiauti, galima įžeidinėti, galima menkinti, galima mažiau mokėti, galima priversti namuose rūpintis viskuo, plauti indus, auginti vaikus. Šiaip yra tiesa, kad 90 smurto artimoje aukų yra moteris, o 90 smurtautojų yra vyrai. Ar tai tiesa? Tikriausiai. Tai nebuvo tiesa, nes 8 iš 10 aukų yra moterys. Atsiprašau. Dėl to, kaip mes auginame vyrus ir moterimis, mes turime didelį smurto artimoje aplinkoje protrūkį. Tai, ta prasme, čia pandemija pasaulinė, kurią reikia tvarkyti ir vėlgi ratifikuoti Stambulo konvenciją. Tada didelis neapmokamas darbas, kur neseniai išėjo Lietuvos moterų lobistinės organizacijos tyrimas, kad moteris 10 kartų daugiau padaro šito neapmokamo darbo namuose. Tai yra savęs, artimųjų priežiūro, vaikų auginimas, maisto gaminimas, ta prasme, skalbimas, visų šitų ruošos darbų, taip pat į parduotuvę su
pasivaikščiojimas, planavimas kasdienių veiklų. Maistas šaldytuve savaime neatsiranda, tu turi suplanuoti, ko tau reikės kitą dieną. Nesvarbu, kad vyras tam padaro vakarienę 2 kartus per savaitę, pavyzdžiui, bet moteris turi suplanuoti, ko reikės, kur nueiti. Va tas planavimas dažniausiai irgi gula ant moterų pečių. Tai čia yra daug dalykų, kurie gula ant moterų pečių, už kurį nėra apmokama, nes mūsų kapitalistinė visuomenė apmokama tik tais už darbą, kuris, sako, neša ekonominę naudą. Kapitalizme darbas yra skirstomas į vertingą ir nevertingą, į tą, kuris kuria vertę ir tą, kuris nekuria vertės. Ir taip istoriškai yra susiklostę, kad moterys dirba daugiau to neva tai vertės nekuriančio darbo ir iš to kyla ta nelygybė, atskirtis viešos ir privačios sferos ir moteris yra paliekama gaminti kitus žmonės, kol vyrai užsiema kitokia svarbia visuomeninė veikla. Čia aišku, gal universalizuoju šiek tiek, bet kapitalizmas tokį darbo pasiskirstimą sukuria ir išnaudoja labiau moteris kurti visuomenę, o vyrai naudojasi to vaisiais. Tai va daug tokių smulkių dalykų, kurie susideda ir tai veda prie nepasitenkinimo poroje, nes tu nuolat gyveni su didelė neteisybė, kad viskas gula ant tavo pečių. Tai įsivaizduok, kaip sunku kurti lygiavertį santykį, kai tu nuolat jauti tokią neteisybę. Situacija gal šiek tiek keičiasi, atsiranda vis daugiau vyrų, kurie imasi atsakomybės už savo gyvenimą irgi. Ir jeigu ir kažkam atrodo, pavyzdžiui, kad turi viską, turi gerą darbą, gali balsuoti, turi išsilavinimą, kovo 8 yra apie solidarumą. Tai reikia pagalvoti ir apie tas moteris, kurios neturi tokių galimybių. Gal ir kitose valstybėse yra dar sudėtingiau, yra karo zonos ir visur moteris kenčia kitaip, reikia pripažinti, negu vyrai. Aš nesikipsiu. What is feminism about to you? It's about appreciating women and saying basically that woman is a human, that, it's a first, we are not women, it's a first to stand, but we are human. And we shall be treated as well as human being and as basically now treated men. Ar gali daugiau gal papasakoti apie ženklas, o migrantės, žmonės, o ne ginklas? Aš tikiausi, kad čia ateis Bilotaitė ir aš galėsiu ją, prieš veidą jį iškelti. Tai, man atrodo, to užtenka paaiškinimo, nes kaip elgėsi su migrantais ir migrantėmis, kurios kirto Baltarusijos sieną, buvo ne tik, kad neteisinga, buvo žiauru, amoralu, nežmogiška ir aš tiesiog norėjau pažymėti, kad mes negalime apie juos šnekėti kaip apie ginklus, kaip apie kažką nelegalaus. Jie yra žmonės, jie ir jos yra žmonės, galbūt jie kerta sieną nelegaliai, bet jie patys negali būti nelegalūs ir mes turim matyti juos kaip žmonės su jų orumu. Tai, kad mes juos ir jas nuolat nužmoginame, tai yra nedovanotina mums kaip valstybei, kaip visiems kaip žmonėms. Ačiū tau labai, dar gal turiu kažką pridėti, ką nori, kad moteris visam pasaulyje išgirstų šią dieną. Norėčiau gal padrasinti moteris kalbėti apie savo patiriamas problemas, nes pirmiausia, kai įsivardinam, tada galima daryti kitus žingsnius. Tai ieškokit pagalbos, kalbėkit apie patiriamą prievartą, smurtą ir neužsidarykit nuo šitų problemų ir nesigėdykit, nes gėda yra labai didelis priešas siekti kažkokių geresnių gyvenimo sąlygų. Yeah, I would like to say to the women of the world that you're beautiful, you matter, your voice matter, and I wish you all luck and the best in your life. Be beautiful and remember this world was created for you. Nepamiršt, apie ką yra šita diena. Ir kažkaip nepamiršt, kad tas smurtas nėra tik tai konceptas internete ir knygose, bet ir taip pat vyksta mūsų aplinkoje ir girdėti ir klausyti ir palaikyti žmonės. Klausykit, jūs nejuokaukit, mes tik tai nustojam kaulyti iš jūsų pinigų ir kažkaip staiga tuštėja labai sąskaitos. Tai, ką žinau, susiimkit.
ir dar mokesčių deklaravimas artėja, tai žinokit, kad pernai viso mūsų biudžeto metinio trečdalį sudarė tie 1,2%. Tai apie tai irgi priminsim. Tai ačiū labai jau remiantiems ir remiančiams, bet žinokit, nėra lengva. Va, dar porą katiniukų jum įdėsiu.